1987 metais Maikas Tysonas jau buvo labiausiai bokso pasaulyje bijomas žmogus. Pasaulio čempionas, nenugalėtas, nesustabdomas. Tačiau buvo vienas žmogus, kuris ne tik nebijojo jo, bet ir atėjo į ringą, kad pasišaipytų iš jo tiesiai į veidą. Tonis TNT Takeris, 6 pėdos ir 5 coliai, grynos bėdos, nenugalėtas. Pasaulio čempionas ir turėjo smūgį iš apačios, kuris padarė tai, ko niekam anksčiau nepavyko – priversti geležinį Maiką sudrebėti. Pirmą kartą matome, kaip Tysonas taip atsitraukė. Čempionas prieš čempioną. Tai naktis, kai Maikas Tysonas beveik buvo sunaikintas. Takeris nebuvo eilinis kovotojas. 34 vyrai paskyrė savo gyvenimą boksui, bandydami jį įveikti. Visi 34 nesugebėjo. Iš savo 34 pergalių, 29 jis pasiekė nokautų. Šis 2,5 cm milžinas judėjo taip elegantiškai kaip Muhamedas Ali ir smūgiavo taip stipriai kaip ekskavatorius. Jo mėgstamiausias ginklas buvo niokojantis smūgis iš apačios. Tikras košmaras bet kuriam už jį žemesniam kovotojui. O Tysonas buvo 5 pėdų 10 colių ūgio. Per savo 2 paskutinės kovas prieš Tysoną jis sunaikino Jamesą Browdą, artimiausią geležinio Maiko draugą. Atrodo, kad Jamesas Browdas džiaugiasi galėdamas būti su tavimi. Jamesas Browdas yra vienas iš mano geriausių draugų. Ir tada jis 10. raunde nokautavo Busterį Douglasą, tą patį, kuris po kelių metų atėmė karūną iš Tysono. Ar artimiausiu metu kovosi su Maiku Tysonu? Taip, jei tai yra kitas žingsnis. Noriu suvienyti titulus. Su tokiu rekordu Takeris norėjo tik vieno dalyko – 3 diržai ir Maiko Tysono galvos. 1987 m. rugpjūčio 1. Las Vegas Hilton. Pirmą kartą sunkiasvorio bokso istorijoje 2 nenugalėti čempionai kovojo tame pačiame ringe. Maikas Tysonas turėjo WBA ir WBC diržus. Takeris turėjo IBF diržą. Laimėtojas pasiimdavo viską. Tysonas buvo favoritas, tačiau tie, kurie pažinojo Takerį, žinojo, kad tai buvo didžiulė klaida. Tonis Takeris yra problema. Jis turi daug patirties. Jis moka kovoti, priešingai nei daugelis sako. Tačiau ažiotažas buvo Maiko pusėje ir visi mano, kad tai bus lengva kova. Jie laiko savaime suprantama, kad Maikas laimės. Lyg Tonis Takeris būtų niekas. Manau, jis gali kovoti ir tai bus puikiai dvikova. Nuskambėjo varpas ir Maikas Tysonas nuo 1 sekundės puolė ieškoti nokauto. Tačiau Takeris turėjo kitų planų ir tame pirmajame raunde įvyko kažkas, kas paliko pasaulį be žado. Takeris pataikė švarų smūgį iš apačios, kuris privertė Maiką Tysoną suklibėti. Pirmą kartą matome, kaip Tysonas taip atsitraukė. Pirmą kartą savo karjeroje geležinis Maikas pajuto, kaip jam linksta kojos. Publika nutilo.
Tysonas stipriai užbaigė raundą, bet Takeris laimėjo tą raundą. Ir svarbiausia, jis pasiuntė žinę visam pasauliui, kad šis nokautas nebus lengvas. Tysonas nuo ketvirto raundo pakoregavo savo strategiją. Jis nustojo ieškoti lemiamo smūgio ir pradėjo dirbti ties varžovo kūnu. Nesitaikyk į galvą, nesiek smūgio į galvą, dirbk per korpusą. Tysonas vargino Takerį raundas po raundo, lyg kirstų medį. Takeris atsakė savaip. Nuolatiniai klinčiai, kad sutrikdytų Tysono ritmą, kriukai ir demonstravimasis, kad įlystų jam į galvą.
Tačiau yra problema, kai tyčiojasi iš Maiko Tysono. Maikas Tysonas ringe neturi humoro jausmo. Raundams bėgant, Tysonas perėmė kontrolę. Jo džebas tapo tikslesnis, judesiai sumanesni, o Takeris pradėjo mokėti kainą už kiekvieną apsikeitimą smūgiais. Paskutiniuose raunduose Takeris vis dar stovėjo, vis dar kovojo, vis dar tęsė savo šou. Tačiau teisėjai jau buvo priėmę savo sprendimą. Nugalėtojas vieningų teisėjų sprendimu ir neginčiamas pasaulio sunkiasvorių čempionas geležinis Maikas Tysonas. Vieningų teisėjų sprendimu Tysonas neginčiamas pasaulio čempionas. 3 diržai, 1 karalius, bet Tysonas nebuvo patenkintas. Gerai, Maikai, neginčiamas sunkiasvorių čempionė. Ar esi patenkintas tuo, kaip kovojai šį vakarą? Ne visai. Dariau viską, kad jį smogčiau, o jis yra labai bauginantis ir tvirtas. Ar jis buvo geresnis kovotojas nei maniai? Sunku pasakyti, nes jis kovoja labai greitai. Ir jis tikrai privertė tave atsitraukti pirmajame raunde. Taip, jis tai padarė. Jis smūgiuoja labai stipriai. Niekada nebuvai matęs, kad Tysonas taip svyruotų. Tu kovoji daug geriau nei daugelis žmonių manė, kad esi pajėgus. Tu labai stipriai jam pakenkei pirmojo raundo pradžioje. Kas nutiko po to? Kodėl negalėjai tęsti puolimo? Tai nėra jokia paslaptis. Susižeidžiau dešinę ranką treniruotėse ir tai tapo problema po antro raundo, kai jį smūgiavau. Vis tiek manau, kad atsilaikiau. Gerai judėjau. Maikas Tysonas jaunas. Visi atėjo tikėdamiesi, kad jis laimės. Visi statė už jį. Jei kova būtų buvusi artimesnė, manau vis tiek būtų atidavę pergalę jam. Žinau, kad laimėjau kovą, bet viskas gerai. Pasaulis žino, kad Tonis Takeris čia. Tačiau yra viena detalė, kurią Takeris atskleidė po daugelio metų. Jis visą naktį kovojo su laužyta dešinė ranka. Su sveika ranka, sakė Takeris, nokautas būtų buvęs neišvengiamas. Galbūt jis buvo teisus, galbūt ne. Tačiau tikrai tiesa yra tai, kad tą naktį Tonis Takeris pasauliui parodė tai, ko niekam anksčiau nepavyko, kad geležinis Maikas Tysonas yra žmogus.